labai faina pas jūs atvažiuot. Aš buvau nustebus, kaip buvau pasiilgus jau čia atvažiuot. Iš tikrųjų, tas ilgas laikas, kai čia nebuvau ir galvoju, jau turbūt niekada nevažiuosiu, žodžiu, ir jau viskas, ir tas laikas praėjo, ir jau kitas laikas yra. Ir kai kur ir yra kitas laikas, nes laikai yra, jie yra, kaip ir sako, viskam yra savas laikas. Laikas pradėti ir laikas pabaigti. Laikas dar ten kažką daryti ir laikas kažko nedaryti. Ir Dievo laikai yra mūsų gyvenime. Ir visi yra skirtingi, mes visi skirtingai einam, visi skirtingai gyvenam. Ir aš paklausiau, koks šitas laikas ir taip jau yra kažkaip kaip ir viskas. Ir staiga Dievas man prabilo, kad ne viskas, Negreta, ne viskas. Čia buvo tik tai trumpa pertraukėlė ir važiuosim toliau. Ir žinai, kai tu jau kažką jau kaip ir pabaigi ir paskui labai taip galvoju, kaip čia pradėt vėl, žinai. Ir atsimenu, taip jau su Dievu kalbuosi, jau taip vieną sekmadienį, taip sakau, Dieve, jeigu Roberta atvažiuos šį sekmadienį, tai tada prieisiu pasakyti. Jeigu jinai prieis, tai tada jau prieisiu pasakyti, žinai, viską. Ir jau ten deruosi, žinai, su Dievu. Ir atvažiuoju ir akuratą Roberta yra, žinai. Ir taip galvoju, ką, žinai, ką čia man. Ir toks viduj, eik dabar, nes jeigu dabar neprieisi, tai ir nepadarysi to. Ir aš priejau prie Robertos tada ir sakau, žinok, jau turbūt viskas, Roberta mane paragino labai taip jau. Jo, ir kai tik pasakiau, kad aš važiuosiu, aš grįžau namo ir iš karto atėjo tas žodis jums. Labai keistai, aš nesiruošiau jam, jisai tiesiog atėjo. Ir toks įdomus pavadinimas man atėjo, tai kas ta trejybė? Kas ta trejybė? Bet dar geresnis dalykas. Aš nežinau, kaip jūs darot, ar jūs, pavyzdžiui, aš 2 kartus per metus darau tokį kaip, ne tai, kad atsisėdu ten su Dievu, bet sakau, Dieve, pusę metų, nes mano gimtadienis birželio mėnesį, tai birželį aš atsisėdu, sakau, Dieve, ką tu turi man į tą ateitį, tam pusiai metų. Ir gruodį, taip, žinai, ne resolution kažkokiu, žinai, ten sportuosiu, ar ten nevalgysiu, ar ten dar kažką, žinai. Bet tu atsisėdi ir taip sakai, Dieve, o ką tu darysi šitą pusmetį? Ir kartais būna vienokios mintys, kartais kitokios, o šiemet kažkaip tokią rašto vietą gavau ir tai Dievas aplankė ir galvoju, Viešpatie, kaip nerealu, ir toksai sėdėjau. Ir po to aš atėjau penktadienį į maldą, čia praeitą savaitę, ir taip galvoju, pasidalinsiu ten kažkaip, čia ne tik man. Ir čia atvažiavau ir Dievas sako, čia žinok ir jiem. Ir Roberta pradėjo kalbėti apie meilę. Ir aš galvoju, tikrai čia jum. Tikrai čia ir jum. Ir toks Dievo pažadas. Ir jūs kalbėjote apie meilę ir gerai, kad jūs jos trokštat. Ir gerai, kad jūs jos norit. Nes tai yra esmė. Tai yra krikščionybės esmė. Nes aš nežinau kaip jūs, aš kartais paklystu. Eidama su Dievu paklystu ir nežinau, kokiu būdu. Aš sakau, Dieve, aš nesuprantu, kaip aš sugebu gerus dalykus padaryti blogais. Nežinau. Aš nežinau, pavyzdžiui, kaip aš sugebėjau ten kokį, žinai, maldą, rašto skaitymą, tarnavimą, žinai, paversti, žinai, kažkokiu tai tradiciją. Žinai, ir negauti iš to gyvenimo. Aš sugebu, žinai. Ir aš galvoju, Dieve, kaip baisu. Ir ačiū Dievui, kad Dievas ateina. Jisai mato tavo vargą ir jis ateina, žinai. Ir vieną, ko jisai nori, kad mes gyventumėm. Tik tai, vieno vienintelio dalyko. Jam nereikia tavo tarnavimų, jam nereikia tavo maldų, jis vieno vienintelio ko trokšta, kad tu gyventum. tą pilnavertį gyvenimą, apie kurį jisai kalba. Žinokit, mes gyvenimo ir taip jau, kaip pasakyti, gyvenimo ir taip nebuvo, žinai, kai tu gyvenai be Dievo. Jisai buvo, koks tas gyvenimas, žinai. Bet kai Dievas ateina, tai aš sakau, Negreta, tu negali negyvent, nes tai, yra per daug nesąžininga. Dievas atnešė gyvenimą, kad gyventum ir turėtum gyvenimą apšiai, o tu negyveni, tai yra nesąžininga. Tai yra no. Ir tada aš sėdėjau ir Dievas sako, žinai, šiam, nežinau, pusmečiui metam, nežinau kokiam laikui, 126 psalmės.
Paskaitysiu jums pradžią, sako, kai Siono belaisvius vedė viešpats namo. Ir tą giesmę giedojom, sako, jis veda tave namo. Ir sako, buvome tarsi sapne. Mūsų burnos buvo pilnos juoko, liežuviai giedojimo. Pagonys kalbėjo, jiems viešpats didelių dalykų padarė. Ir sako, jie viešpats iš tikrųjų didelių dalykų mums padarė, todėl mes džiaugiamės. Ir man taip nuskambėjo ta rašto vieta, ta pradžia, sako, viešpats vedė juos namo. Ir aš taip sėdėjau ir Dievas sako, Nigrita, aš parvedu tave namo. Ir aš sakau, Dieve, ką tai reiškia? Man tas viešpats parveda namo, aš atsimenu, mes melsdavomės ir man toks iš karto būdavo vaizdas, kad žmonės kažkur išėjo iš bažnyčios ir viešpats juos parveda namo, nes man namo būdavo bažnyčia. Viešpats parveda tave namo, tai reiškia, jis parveda tave į bažnyčią. Ir Dievas sako, dabar aš turiu tau daugiau. Tu dabar eini toliau jau. Ir tas toliau yra, kada viešpats parveda tavo širdį namo. Jisai parveda tavo širdį namo. Žinai, ką reiškia? Tavo širdis susitinka su juo. Ir va čia va yra namai. Va čia yra namai. Va čia yra gyvenimas. Va čia va prasideda tas gyvenimas. Ir viešpats sako, ne tu ateisi pas mane. Aš tave pašauksiu. Aš tave vedu namo. Įsivaizduojat, jis yra pradžia, jis yra pabaiga. Vienintelis dalykas. Ir aš taip sėdžiu ir sakau, Dieve, tai ką man padaryti? Nes mesgi darytojai, mesgi visada norim daryti. Mesgi visada norim, kad kažkas nuo mūsų prasidėtų. Ne? Ir Dievas sako, nieko. Tiesiog atsišauk į mano meilę. Tiesiog atsišauk. Kai aš prieinu ir kai mano širdis, kai aš pašaukiu tavo širdį, Dievas sako, atsišauk mano meiliai. Būk available. Ir iš karto, ir aš tada supratau, Dievas sako, įsivaizduoju, net pasaulį žmonės, ne? Vat pabandyk įsimylėti kažką. Nu, va tau atveda gerą vyrą ir sako, šitas, žinok, tobulas, geras, turtingas, žiauriai ten prižiūrės tave, viską darys, ką tu norėsi, žinai. Ir štai, vat, tiesiog įsimylėk jį. Nu ir tu labai norėtum, ne? Nu ir aš labai norėčiau, žinai, kad tai būtų. Bet tu negali to kontroliuoti. Jūs suprantat, kad meilės negalit kontroliuoti, net pasaulį. Ir negali įsimylėti. Ir, pavyzdžiui, įsimylį ne tą kažką. Nu, Dieve, galvoju, ką dabar daryti, žinai. Nu ir Dievas sako, supranti, vat su meilė taip yra. Jinai yra tokia nepaklūstanti tau. Tu negali jos kontroliuoti. Tu negali jos kontroliuoti, ją kontroliuoja Dievas. Oi, negaliu čia vaikščioti. Tai ir jisai sako, bet gera tau žinia, Nigrita. Aš tave pamilau. Aš tave pašaukiau. Kaip tą pirmą dieną, visi atsimenate savo pirmas dienas, kai Dievas pasibeldė tau ir širdį ir sako, tu ateik pas mane. Ateik ir ką tu darei. Tu tiesiog atsišaukiai. Tu atsišaukiai ir tu atėjai, ir tu patikėjai, ir tu gavai tą gyvenimą. Ir Dievas sako, niekas nepasikeitė. Tas ratas neapsisuko atgal. Supranti? Lygiai taip pačiai gyvenimas ateina dabar. Aš ateinu pas tave, Nigrita. Aš tave pašaukiu. Aš pasakau, ką tau daryti. Vieno, ko jis nori. Atsišauk. Būk to širdies, kuri laukia viešpaties, kuri laukia jo meilės, kuri laukia jo gyvenimo. Norėk gyvenimo. Norėk, trokšk gyvenimo su juo. Ir čia tokia viena, perskaičiau tokią knygą, žinai, sako, krikščionybės esmė yra ne tai, kad mes disciplinuotai ieškom Dievo, o tai, jog jis taip nepaliaujamai mūsų ieško. Jis ieško taip, jog numirė ant kryžiaus už mus, kad galėtumėm mes atsišaukti jo meiliai. Įsivaizduojat, čia verčia šiek tiek smegenis. Ir kai mes suprantam, vieno vienintelio dalyko niekada nepameskit troškimo. Troškimo jo, kai netrokšti, ką daryti.
šaukis jo. Šaukis ir sakyk, Dieve, netrokštų nei mano maldos, nei mano skaitimas, nei mano tarnavimai. Niekas neuždegs tavo meilės. Neįmanoma. Darbai neuždega meilės. Troškimas uždega. Troškimas uždega. Kai atsiranda troškimas, kai nėra troškimo, prašyk troškimo. Prašyk, sakyk, Dieve, nemyliu tavęs, būk sąžiningas. Ateik pas jį ir būk sąžiningas. Dievas nebijo tavo dalykų, jisai mato, kad laiks nuo laiko mes paklystam, laiks nuo laiko mūsų širdis atšala, laiks nuo laiko mes pasipiktinam, laiks nuo laiko mes patikim kažkokiu melu. Būk sąžiningas, nevaizduok nieko, ateik ir sakyk, Dieve, nemyliu tavęs, nemyliu, netrokštu, nenoriu. Nenoriu melstis, nenoriu skaityti rašto, nenoriu tarnauti. Tai yra negerai, tai yra nesąmonė. Aš taip nenoriu gyventi. Ir prašyk jo malonės, prašyk jo meilės, kad jis vėl parvestų tave namo. Nes jis turi parvesti tave namo. Jis turi parvesti tavo širdį namo. Tavo širdis turi vėl susitikti su juo. Ir kai tavo širdis susitinka su juo, jinai prisipildo meilės. Ir tada viską mes darom iš meilės. Tada mes skaitom raštą iš meilės, tada mes meldžiamės iš meilės, tada mes tarnaujam iš meilės, tada mes iš meilės gyvenam. Ir tada, kai mes iš meilės gyvenam, sako, vat iš jūsų meilės visi kiti pažins, kad jūs esat mano mokiniai. Ir kitaip ne. Dare not, kaip aš sakau, neskelbkit tų, nekalbėkim tos evangelijos, suprantat, iš sielos, iš darbų. Kalbėkime Evangeliją iš meilės, nes tai yra vienintelis kelias žmonėms pažinti jį, vienintelis kelias. Jeigu tu gyveni meiliai, jeigu tu esi jo širdį ir širdis yra tavo prie jo, neįmanoma, kad žmonės tavęs nepaklaustų, neįmanoma, kad tu nekalbėtum Evangelijos, neįmanoma. Tu gali būti ne evangelistas, bet tu negalėsi praeiti. Tu darbe negalėsi būti, nes tavęs klaus, kas su tavim negerai. Kodėl tu toks kitoks? Nes tu toks kitoks turi būti, nes Dievas yra kitoks. Jisai yra ne iš šito pasaulio, jisai yra kitoks. Ir čia yra visas gyvenimas, įsivaizduot, va tas gyvenimas, kurio negalim paleisti. Negalim paleisti, mes turim gyventi tą gyvenimą. Kad gyventi tą gyvenimą, aš galvoju, Dieve, aš taip uždaviau, tai kas tai trejybė, Dieve, sakau. Aš pažiūrėjau tokį filmą, gal ir jūs žiūrėjot, ar žiūrėsit, nežinau. Ar čia ištrinkit, gal ne, čia bloga reklama. Nuėjau iš tikrųjų 4D, žinai, pažiūrėti tą filmą, kur žmonės su tom uodegom, kaip jie, Avataras, jo. Nu, ten kaip ir tas filmas, nieko tokio, žinai, bet ten, supranti, tiek veiksmo, tu sėdi ir tu dalyvauji tam filme. Ir ten, žinai, jau vienu momentu aš jau ten, Dieve, galvoju, jau aš bijau gal, žinai. Ir toksai ten pilnai, tu ten ir vėjas, ir ten dar tavęs toj kėdėj ten supa, žinai. Ir aš tokia, oho, nieko savo, žinai. Tokios 3 valandos tos praėjo, aš tokia išėjau, oho, galvoju. Ir Dievas sako, supranti, Nigrita, tas 3D ir yra. 3D tas ir yra gyvenimas su manim. Ir aš taip, ir man pradėjo čia sietis kažkas, žinai, tas jūsų pamokslas, žinai, jūsų tas, kas tas 3D, kas tas trejybė, aha, kas ta trejybė. Ir aš taip pradėjau, žinai, stebėti, galvot, palauk. Tai Dievas yra trejybė, supranti, jis yra Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia. Ir žiūrėkit, kas tas yra 3D. Kas yra 3D? Taip, žinai, įsivedžiau, tiesiog įdomu pasidarė. Sako, 3D reiškia objektus turinčius ilgį, plotį ir aukštį, gylį. Aha, tada Dievas veda toliau, žinai, sako, žiūrėk, Efeziečiams 3:16-19. Sako, kad iš savo širdies turtų duotų jums jo jėga per dvasią sustiprinti vidinį žmogų, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs įsišaknyję ir įsitvirtinę meilėje galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra kas? Plotis, ilgis ir gylis ir aukštis. Tai tas pats. Plotis, ilgis ir aukštis. Ir gylis tai yra ilgis. Ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą, kad būtumėte
pripildyti visos Dievo pilnatvės. Tu supranti? Aš sėdžiu ir aš galvoju, Dieve, gyvenimas su Dievu yra 3D. Jeigu kas esat buvę 3D bent filme? Nu esate, ne? Tai vat 4D yra viskas tas pats, tik tai prisideda laikas, erdvė. Ir aš galvoju, kas ta erdvė, supranti? Dievas toliau tęsia ten 4D, 5D, tu gali eiti 6D ir dar toliau. Čia jau kito pamokslo. 4D jau sekančio mano pamokslo. Bus kažkoks praplėtimas. Kalbėkim dabar apie 3D, ne? Nueini ir Dievas sako, gylis, matai, plotis ir tas aukštis. Ir tu galvoji, Dieve, kas čia dabar darosi, žinai. Ir tas gyvenimas su juo, va taip ir atrodo, jisai yra, mes galim gyventi 1D. Su Dievu mes galim gyventi 1D. Va toks gyvenimas gali būti. Tu tik tai ant ilgio paimi, žinai, ir važiuoji, žinai, ant ilgumos, žinai. Nu, nes tik taip supranti, tik tiek turi supratimo ir varai, žinai, ant ilgumos. Nu, tai kiek matai ten į tolį, tiek ir eini, žinai. Dievas sako, o aš noriu, žinok, tave ir į plotį, ir į gylį tuo pačiu, žinai. Ir čia atsiranda toksai kaip space, žinai. Ir aš taip sėdžiu ir aš galvoju, Dieve, kaip gera, žinot. Sako, live full life in fullness of God. Nu, aš čia angliškai, labai kažkaip gerai man nuskambėjo. Sako, gyvenk pilną gyvenimą Dievo pilnatvei. Pilną gyvenimą. Aš nežinau, kaip tavo pilnas gyvenimas atrodo. Aš net nežinau, kaip mano pilnas gyvenimas atrodo, bet jisai žino. Ir jisai nebus toks pats. Mūsų visų jis yra skirtingas. Tave ves vienaip, tave ves kitaip, mane ves kitaip. Nes jisai žino, ko tau reikia. Jisai žino, kaip tu sukurtas, jis žino, kaip tu sudėliotas. Jisai žino kiekvieną tavo dieną. Jis viską kontroliuoja. Suprantat? Geras dalykas tas, kad va šitoj vietoje, šitoj dimensijoje, toj 3D dimensijoje tu negali kontroliuoti. Tu tiesiog esi. Tu dalyvauni. Ir kaip jisai čia sako, kad jūs galėtumėt suvokti visą Dievo pilnatvę. Ant kiek tai yra daug. Ant kiek tai yra. Ir dabar pagrįšiu biškį atgal apie tą, žinai, sako, kas tas Dievas, žinai. Pirmiausia, tai kalbėsiu apie tėvą, ne? Pirmiausia, kalbėsiu apie tėvą. Dievas yra tėvas, ne? Ir va tas, va man dalykas sako, taip įtraukia mus tam tikri dalykai, suprantat, kad mes pametam tą tikslų vaizdą. Ir Dievas sako, vat kartais jūs mane įsivaizduojat, nu vat kaip tą tėvą, ne? Visai kitaip, žinai. Ir aš galvoju, Dieve, kodėl, žinai? Todėl, kad mes visi turėjom savo tėčius, ne? Visi turėjom tėčius, visi turėjom tėvus. Ir va tam tikras vaizdas, jisai yra susidaręs. Ir sako, kad pasilikti jo meilei, tu turi suvokti, kas jis yra. Ir va tas neteisingas vaizdas, jisai kartais mums blokuoja suvokti, kas iš tikrųjų yra. Kas Dievas, tėvas yra. Ne? Ir sako, kartais mes įsivaizduojam Dievą tarsi kokį, žinai, dangišką laikrodininką. Jisai sukūrė pasaulį, paleido jį veikti ir, žinai, ir tiesiog jisai tame nedalyvauja, žinai. Veikia gravitacijos kažkokie tai, žinai, visi dėsniai, kažkas tai veikia, žinai, mes kažkur tai einam, kažką tai darom, bet, nu, žinai, Dievo kaip ir nėra. Tada įsivaizduojam jį, sako, kad jis yra kaip koks piktas tėtis, nuolat nepatenkintas mumis, ne, nuolat mus treniruojantis, kažko tai vis, žinai, vis not good enough, tu, žinai, vis dar tu netoks, vis dar reikia tau pasitobulinti, vis dar, žinai, kažkas tau negerai, vis dar reikia tau kažką padaryti, arba čia susiję tam su tikrom kažkokiom tai dar
žinai, kažkokiais lūkesčiais, pavyzdžiui. Arba gali atrodyti, kad jis yra reiklus, nežmoniškas. Arba gali būti taip, kad, pavyzdžiui, kartais įsivaizduojam, kad mes kaip kokioj šachmatų, žinai, lentoj, žinai, tu koks pėstininkas ir Dievas viską dėlioja, žinai, stumdo tave, žinai, ten, kur reikia, žinai, pastums tave ten, padarys tą, žinai, padarys aną, žinai. Ir čia ir daugiau ten yra visokiausių dalykų. Čia priklausomai nuo to, kaip jūs gyvenot savo šeimoje, koks tėtis jūsų buvo. Jeigu labai žiaurus, baisus, tai taip ir užsifiksuoja. Jeigu labai reiklus, reikalavo kažko pastoviai, kad tu būtum ten tvarkingas, ten mokytumės gerai, ten viską darytum taip, kaip reikia, tau užsifiksuos taip. Jeigu ten, pavyzdžiui, buvo namuose, kad viskas yra užsitarnaujama, pavyzdžiui, būsi toks, tada gausi tą, darysi tą, tai bus tau taip. Pavyzdžiui, man, kas buvo užsifiksavę labai stipriai, kad lūkesčiai. Nes mano tėtė buvo toksai, daug žadantis, bet iš tikrųjų realybėje nieko, žinai. Tai aš atsimenu tą momentą, kad jisai man pažadėjo, sako, kai tu būsi 12 klasiai, aš tau nupirksiu mašiną. Ir aš tokia jau nežinau ten, nuo 3 klasės jau laukiu tos mašinos, jau tiesiog, jau galvo, kada tie 18. Jau ten klausiu, kam 18, ar greitai tau atėjo 18. Oi, sako, nespėsi net apsisukti, žinai, aš galvoju, kaip taip, man dar tik gal 9 ten buvo metai, aš galvoju, tai kiek dar iki tos 18 lauk, Dieve. Taip vargau iki tos 18 ir kol tas 18 man suėjo, situacija pablogėjo, mano tėtis pradėjo vartoti alkoholį, jis prasigėrė, aišku, ir jokios nei mašinos, nei nieko negavau. Ir dar teko iš namų išsikraustyti, išeiti mums su mama. Ir visi šitie įvykiai, čia aš tik vieną įvykį paminėjau, ir tas įvykis, jisai kažką mane užfiksavo. Ir vat jie užfiksuoja tie įvykiai ir tu į Dievą taip žiūri ir visada kažko lauki. Supranti? Ir neduok Dieve neįvyksta. Suprantat? Ir aš tai pastebėjau savo gyvenime, einu ir visų lūkesčių Dieve. Ir paukšt neįvyksta, žinai. Ir aš pasimetu ir aš galvoju, Dieve, kodėl? Juk rašte pasakyta, kad viskas, tu viską žinai, tu vien tik gerą man darai. Tai reiškia, jeigu tas neįvyko, tai man to ir nereikia. Bet aš negaliu to perlipti. Ir aš galvoju, kas čia yra. Ir Dievas sako, tu žiūri mane kaip į savo tėtį ir tu manim nepasitikė, Nigrita. Tu lauki iš manęs dalykų, bet tu žinai, kad aš neįvykdysiu. Tavo tas lūkestis yra nusivylimas, supranti? Ir aš sakau, Dieve, tikrai. Ir va čia tam momente sustojau ir sakau, Dieve, aš nepažįstu tavęs. Aš nepažįstu tavo širdies. Aš bandau lygyti su savo tėčiu, kuris buvo netobulas. Ir mūsų visų tėvai buvo netobulai. Netobuliausias tėtis negali būti atvaizdas Dievo, kuris yra tėtis. Neįmanoma, žinokit, neįmanoma. Ir pirmas dalykas, kurį darykit, būkit sąžiningi prieš Dievą ir klauskit, sakyt, Dieve, nepatiriu tavo meilės. Kodėl? Gal vadovaunos va to tėčio vaizdu? Gal kažkas kažkur blokuoja man? Padėk man, leis man pamatyti. Ir jeigu tu aptinki savo širdį, kad tu matai savo tėtį, pradedi matyti, pradedi aptikti, kad tu žiūri į Dievą ir nepasitiki, arba tu jo bijai. Galbūt tu jo bijai, galbūt tu net bijai artėti, nes tau atrodo, Dieve, jeigu artėsiu, tai viską atims. Arba kažkas įvyks, žinai. Arba tu pastoviai užsidirbinėjai, žinai. Tarnauji, bėgi, darai, leki, dėl ko? Dėl ko tu tai darai? Ir pastoviai pavargęs, pastoviai burbi. Nes jeigu darai iš nusipelnimo orientacijos, tu visada burbėsi. Bet ką tu darysi? Ar tu šeimoje būsi labai gera mama, darysi valgyti, vaikus tik tai ten, auklėjai tik darai, bet visada burbi. Arba bažnyčiai, tu tarnauji ir tu visada burbi. Kiek aš čia galiu, kodėl čia man, kodėl čia niekas netarnauja, čia tik aš vienas tarnauju, čia žinai. Atrodo, kad Dievui reikia tavo tarnavimo. Dievui nereikia absoliučiai nei vieno mūsų tarnavimo. Visiškai. Čia tau reikia. Čia tau reikia, nes kai tu šlovini iš meilės, kai tu tarnauji iš meilės, tavo širdis prisipildo. Taigi tau jo reikia. Jam 100 metų, jūs čia nešlovinkit ir nesirinkit. Jam gerai, nes namai tai yra širdis. Širdis, bet jis paliko bažnyčią, sako, kad jūs visi kartu galėtumėt suvokti, koks aš
didelis, va susirenkam visi ir jeigu visi dabar pradėtumėm kalbėti, mes visi pasidalinam duoną. Ir visi turim tą pilnatvę ir galvoju, wow, nieko savo. Tai ne tik taip Dievas, dar ir šitaip, dar ir taip. Ir jis taip dar atsako. Ir mes pasistiprinam vienas per kitą. Bet motyvas turi būti teisingas, bažnyčioje turi būti teisingas motyvas. Ir žinai, ir sako, jisai yra tėvas, kuris siekia gero mums visose situacijose, visose srityse. Jisai net, įsivaizduok, jis ne tik geras, jis savo sūnų atidavė, kad už tave numirtų. Tai ant kiek čia dar? Čia jau nebėra daugiau jokio kito klausimo. Gal Dievas mane nubaus, gal Dievas mane atleis, gal Dievas manęs nepasigailės. Jeigu tu esi, tie, kas esate tėvai, kas turit vaikus, taigi žinot, kad ir ką vaikas padaro, aišku tau skaudu, aišku, kad tau širdį skauda, bet tu visą laiką norėsi, kad jam būtų gerai. Visada. Tu viską darysi, jeigu tu normalus tėvas, kad tavo vaikui būtų gerai. Tai įsivaizduokit, kaip dangiškas tėvas, tai yra daug daugiau negu tai. Tai yra daug daugiau negu mes, čia net nėra kalbų. Ir sako, vieną rašto vietą, 1 Korintiečiam 8:6. Tai mes turim tik vieną Dievą, tėvą, iš kurio yra visa ir jame esame mes. Ir dar mato 23:9. Ir nė vieno nevadinkite tėvu, nes vienas jūsų tėvas, kuris yra danguje. Čia yra, sako, vienas jūsų tėvas, va tas, kuris yra danguje, jis yra su jumis. Ir va tai gali būti trukdis pasireikšti Dievo meiliai. Jis gali tai blokuoti. Tai va šitoj vietoje atsisėskit ir sakyk, Dieve, aš, pavyzdžiui, va 30 metų tikinti, čia plius minus dabar, neatsimenu datos. Bet aš dar dabar kartais aptinku tam tikrus dalykus, kur tėtis man sakė tam tikrų ir jie nesutampa su Dievo žodžiu. Suprantat? Ir tada aš ateinu ir sakau, Dieve, čia nebuvo tiesa. Čia nebuvo tiesa. Taip, aš žinau, kad jis mane mylėjo, bet tai nebuvo tiesa, ką jis sakė. Tai, ką tu sakai apie mane rašte, tai yra tiesa. Ir aš noriu, kad šita tiesa pasireikštų mano gyvenime. Nes jis nebuvo tas tėtis, tas dangiškas tėtis, kuris tu esi man dabar. Nes tavo žodis yra paskutinis ir tavo žodis yra svarbiausias. Ir nesvarbu, ką tavo tėvai yra tau pasakę, ką yra padarę, nesvarbu. Nes svarbiausia yra, ką jisai tau pasakė. Ką Dievas tau pasakė, tavo dangiškas tėtis, jisai tau sudėlioja gyvenimą. Jisai pasako, kas bus. Jo yra paskutinis žodis. Tik tai tu turi tą žodį pasiimti ir juo tikėti. Ir jį turėti savo. Mano tėtis man pasakė. Ir viskas. Ir taškas. Ir aš turiu šitą žodį. Ir niekas man nenuneigs. Antras dalykas, man pasakykit, kada reikia sustoti. Palaukit. Va šiandien reikia, senai buvau, tai galiu ilgai kalbėti. Kai jau reikės baigti, tai tada jau man reiks mojuoti. Arba taip, žinai, viskas, gana jau negrita, gana jau baig, žinai. Antras dalykas, kuris yra labai svarbus, ir čia man toks buvo prieiškimas, Dieve, nes aš biški vargau šitoj vietoje, aš nežinau, jūs gal nevargstat. Sako, kas yra Jėzus? Kas yra Jėzus? Jėzus yra kas? Mokytojas, Mesijas, Dievas, ane? Ir vienas iš, Jėzus yra draugas, ane? Ir aš užstrigau toj vietoj, Jėzus yra draugas. Ir aš taip stovėjau ir aš sakau, Dieve, šitoj vietoj turbūt irgi viskas neteisinga. Nežinau kaip vyram, bet merginom nuo pat pradžių, nuo vaikystės, pagrindinis dalykas yra draugės. Neduok Dieve, kažką ten netaip pasakei. Tu nebūsi mano draugė. Ir dabar aš su tavim nedraugausiu. Ir kitom dar pasakysiu, kad su tavim nedraugautų. Ir aš nežinau, ar jūs vargot su šitu dalyku. Aš, pavyzdžiui, vargau. Aš vargau mokykloje, ateini rugsėjo 1 ir tau stresas, su kuo tu sėsi, žinai. Tu būsi mano draugė, žinai, jau neduok Dieve, ten jau kažkur nusikaltai, jau ten. Ir visos jau ten sėda po dvi, žinai, tas toksai
mergaitiškas toksai, žinai, kerštas, žinai, būna. Tu nebuvai vasarą, išvažiavai, tai dabar aš su tavim nesėsiu. Ir, žinai, ir tu galvoji, Dieve, tai ką dabar daryti, žinai, tai čia jau visos po dvi jau, žinai, ir tokia įtampa, toks stresas, žinai, kur čia dabar ta draugė gaut, žinai, todėl aš, pavyzdžiui, draugaudavau su bernais. Nes buvo paprasčiau, žinai. Buvo paprasčiau, jie yra paprastesni žmonės, todėl, bet čia nieko nei gero, nei blogo. Kada tu žinai šitą dalyką, tai tada ir tai yra gerai. Ir kol aš suvokiau, kad aš nežinau, kiek man buvo, gal 40 metų, kai aš suvokiau pagaliau, kad draugystė tai nėra priklausimas kitam žmogui. Tai yra pasitikėjimas. Tai yra paprastas pasitikėjimas. Ir draugų negali būti daug. Jie yra vienas arba du. Vienas psichologas yra pasakęs, sako, jeigu žmonės, čia jau apie visus kalbu, vyram irgi labai inklusiv šitas dalykas, nes vyrai irgi turi problemų draugystėse. Sako, jeigu žmogus turėtų bent vieną arba du žmonės, kuriem galėtų vieną kartą į savaitę, į mėnesį kartą, papasakot viską, kas vyksta su jo gyvenimu. Mano, sako, kabinetas būtų tuščias. Kodėl? Todėl, kad žmogus taip yra sukurtas, jisai sukurtas bendrystėj. Kokiai bendrystėj? Artimai, širdis į širdį. Ir žinot, kodėl mes negalim bendrauti širdis į širdį? Todėl, kad mes bijom. O kodėl mes bijom? Todėl, kad buvom išduoti. Todėl, kad labai skaudėjo. Ir aš nežinau, ar yra žmonių, pavyzdžiui, kurie yra nesužeisti draugystės, neišduoti. Kažkam tu pasakai gal kažkokią paslaptį ir girdėjau ten, visi žino. Ir tu galvoji, okei, daugiau niekada, niekam šitų dalykų nesakysiu. Ir tu uždarai širdį. Ir tu uždarai širdį ne tik žmonėm, tu uždarai širdį Dievui. Nes Dievas nori širdies, artumo. Ir Jėzus, jis ateina kaip draugas. Supranti? Jis ateina kaip draugas. Ir jisai sako, aš, paskaitysiu tą rašto vietą, sako, jūs, čia Jono 15, 14, 17, jūs būsite mano draugai. Jei darysite, ką jums įsakau, jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką daro jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką esu iš savo tėvo girdėjęs. Vadinasi, Jėzus, jisai rizikuoja ir jisai deda tą žingsnį į draugystės teritoriją tavo ir mano ir sako, aš jums apreikšiu tai, ką Dievas yra man pasakęs. Kitaip sakant, aš turiu paslaptį, bet aš ateinu ir tau pasakau. Paslaptį. Supranti? Aš tau patikiu paslaptį. Nes aš noriu, kad tu būtum mano draugas. Aš noriu, kad tu draugautum su manim. Kad tu atidarytum savo širdį. Kad tu manim pasitikėtum. Suprantat? Trust. Ir Dievas ieško to trust. Ar tu manim pasitikė? Aš tau pasakau paslaptį, o tu man pasakysi? Tu man pasakysi savo paslaptį? Ar tu man gali pasakyti paslaptis? Ir kai tu nueini į maldą, kas yra tavo malda? Žinai, mesgi galim tą padaryti tuos, kaip aš sakau, pradžioj būna. Mes išmokstam kalbėti jam. Tai reiškia, tiesiog kartoju žodžius maldoj, ką esu išmokus. Dieve visagalis, viešpatie galingas Dieve. Šlovinu tave ir garbinu per visus amžius, meldžiuosi už visą pasaulį ir už visus žmonės, kad visur būtų taika ir visiems būtų gera gyventi. Ir mano laiminu visą šeimą, savo vaikus, tėvus ir viskas. Amen, ačiū tau. Užsidėjau varnelę ir išėjau, šiandien pasimeldžiau. Kitas sako, pradedam jau tada, kalbam su Dievu. Pradedam kalbėti jau savo žodžiai, žinai. Jau tu biškiai drąsini ir sakai, Dieve, šiandien biškiai pykstu.
Šiandien jau mane biški užnervavo vyras. Nu, bet Dieve, tu visagalis, aš atleidžiu jam, paleidžiu ir viskas. Nu, nesvarbu, kad dar nervuojuosi ir pykstu, bet vis tiek taip reikia. Taip krikščionybė mokina. Žinai, tada jau kitas teičiasi, drąsini ir eini. Dieve, pradedu klausyti jau. Ką jisai man nori pasakyti? Dieve, tai šitoj situacijoje ką man daryti? Tai Dievas sako, eik ir atsiprašyk. Nu gerai, Dieve. Nu tai gerai. O kartais būna taip, Dieve, ką man daryti šitoj situacijoje? Dievas sako, nu, paukok ten 20 svarų, žinai, tam. Kam aš išgirdau, Dieve? Geriau būčiau neklausiu, žinai. Bet čia, žinai, treniravimas, eini toliau. Ir paskutinis sako, kur Dievas mus veda visus veda į tokį dalyką. Buvimas su Dievu. Tu tiesiog mėgaujasi buvime, Dievo akivaizdoj ir jo buvimas tau teikia pasitenkinimą. Tu neturi formų, tu neturi laiko, tu tiesiog jo nori. Tu atsikeli ryte ir tu tiesiog jo nori. Ir tu jo lauki. Ir kaip aš sakau, tu vaikštai į pasimatymus su juo, nes tu jį myli. Ir jis myli tave. Ir žinai, kaip tu, pavyzdžiui, nu va, kas susitikot su savo mylimuoju ten, nu tik įsimylėjot. Ir prasideda tas į pasimatymus vaikščiojimas. Taigi tu negalvoji, kad ateisiu tik 15 minučių su juo pabūt. Tu neskaičiuoji laiko ten. Tu atsikeli ryte ir tu galvoji, kaži ką jis veikia. Kaži kada paskambys. O jau kai skambina, tai ten bėgi, kniūpsta, nugriūni už telefono stveri, kad tik nesibaigtų. Alio. Ir pradedi šnekėti ir tu nežinai, 3 valandas jau šnekėjom. Tai žinok, į darbą jau reikia. Tai gerai, jau į darbą nueini, galvoja, kaip vakare gal vėl paskambins. Kaip faina, eina savo. Tai čia toks buvimas su Dievu, gyvenimas su Dievu. Tai nėra, kad ryte 9 valandą ateinu į maldą. Atsisėdu ir sakau, Dieve, koks baisus gyvenimas. Nekenčiu nieko, noriu mirti ir iš vis nesuprantu, kas čia vyksta. Čia aš iš asmenės praktikos kalbu. Čia nežinau, kad jūs, bet aš tai taip gyvenau. Ateidavau kiekvieną rytą ant savo fotelio ir atsisėdu ir taip turiu 6 knygas. Išsiimu, kurią dabar skaitysiu. Dieve, atsiverčiu ir vėl ten kokia kaltė, žinai. Iš kaltės Viešpatie atleisk. Mušuosi. Ir vėl nusidėjau. Vėl kalta, Dieve. Vėl prisišnekėjau. Dieve, nuteisiau tą. Pasakiau ant to, Jėzau, ir iš vis kokios baisios mintys eina man, aš nežinau, ką daryti, nekenčiu tiesiog ir to nekenčiu ir ano, tas koks nusidėlis ir iš vis kaip ten. Dieve, galvoju, tai aš čia meldžiuosi. Tik aš čia tiesiog prakeikinėjau žmonės. Dieve, padėk, sugrįžtų, Jėzau, tu visagalis, tikrai Dieve, tu geras. Aha, ir prisimenu, staiga vėl kažkokį tai ten įvykį. Jėzau, Dieve, negaliu atleisti, nežinau, ką daryti. Nu, žodžiu, ir būdavo mano, ne, tada galvoju, skaitysiu raštą. Dieve, ir atsiverčiu kokį ekleziastą, Jėzau, Dieve, Viešpatie, padėk, nes čia visas Sugrįž greičiau, Jėzau. Kada jisai sugrįž? Ai, ten sako, labai daug yra video apie visokių, kad jau sugrįžta šiais metais, jo. Ačiū Dievui, galvoju, greičiau sugrįžtų, Dieve, ba neišgyvensiu jau. Kada tu, Jėzau, pasirodysi, nu kada tu sugrįši, kodėl tu taip užtrunki? Jėzus sako, aš čia, aš sugrįžęs, Negreta, aš dabar esu tavo širdyje, aš dabar esu su tavim, kur tu ten, kur širdis užsidarius visais įmanomais būdais. Ir jeigu jums atrandat save, vat, kai kalbu apie draugus, draugystės, nenoriu aš su nieko čia labai taip artimai. Visi mano draugai, visi man draugai, aš turiu labai daug draugų. Nu, nekalbu jau ten, jau čia iš viso Facebooko draugai, kur ten daug turi, tai jau čia Dieve, padėk, žinai.
Ar šiemet daugiau pasveikino tave per Facebooką, kai gimtadienis buvo? Ar ne? Nu, tai tikrai draugai pasveikino. Ir tu peršoki tą laiptelį, supranti? Pirminis tavo laiptelis yra 1 arba 2 žmonės, kurie yra tau artimi. Žiūrėkit, Jėzus, kai jis nuėjo į Getsemanės sodą, jis pasiėmė 2 mokinius. Ir žinai, ką jis padarė? Jis nusižemino ir jis paprašė, sako, gali pabudėti su manim? Gali su manim pabudėti, gali pabūti su manim. Jėzus, Dievas būdamas, jam reikėjo žmogaus, jam reikėjo artimo žmogaus. Nes mes žemėje šitoj, mes negalim funkcionuoti be artimo žmogaus. Ir jeigu tu neturi tokio žmogaus, tu melskis ir prašyk Dievo. Ne pats ieškok, va šita tai jo, šita faina. Ne, čia ne fainume esmė. Čia esmė, ar tavo širdis su jo širdim susieis. Čia yra vidinis dalykas, kai tu atsisėdi prie žmogaus ir tu nebijai būti savim. Tu gali viską pasakyti ir tu žinai, kad tavęs nenuteis niekada. Niekada nepasmerks, nenuteis. Toks žmogus turi būti jūsų gyvenime. Toks žmogus yra labai labai svarbus. Ir žinai, ką tada tau reikės daryti. Galbūt būsi tu pirmas tas žmogus, kuris ateisi, žengsi tą žingsnį ir sakysi, žinok, aš noriu tau pasakyti. Ir tu surizikuosi, ir tu atsiversi. Ir tu atversi savo širdį ir sakysi, žinok, aš esu ne taip, kaip atrodau. Aš esu dar ir daugiau. Ir tada prasidės trast su tuo žmogum. Ir tada tu pradėsi trast daryti su Kristum. Tada tau atsiras trast su Dievu. Tu įsidrasinsi jam kalbėti, kaip yra iš tikrųjų. Tu įsidrasinsi prašyti pagalbos. Tu įsidrasinsi sakyti, pabudėk su manim. Nes mes suprantat, kaip kartais būna, mes nenorim investuoti, bet norim rezultato. O į tokį žmogų reikia investuoti. Jeigu jūs atrandat tokį žmogų, investuokit į jį. Saugokit jį, darykit gerą jam, laikykit tą draugystę, bildinkit ją. Taip pačiai kaip su Kristum, bildinkit draugystę su Kristum, nes jinai yra bildinama. Jisai jau viską padarė, jis jau numirė už mus, jis jau ant kryžiaus viską padarė, dabar jisai kviečia atgal, sako, ar tu manim pasitiki? Vat yra situacija, kur tu bėgi. Kur tu bėgi, tu pasimetei, Dieve susirgo, Dieve kažkas atsitiko, Dieve pinigai dingo, Dieve darbas dingo. Ką tu darai? Dievas sako, ar tu manim trastinė, ar aš tavo draugas? Jeigu aš tavo draugas, tu ateisi pas mane, tu trastinsi manim. Suprantat? Ir va šitoj vietoj atsisėskim, pergalvokim ir sakykim, Dieve, ar tikrai, ar tu esi mano draugas? Bet aš noriu, kad tu būtum mano draugas. Ir paskutinis ir jau baigiu. Ir šventoji dvasia, ne? Ir šventoji dvasia, suprantat, kaip yra šventoji dvasia? Jinai kas yra? O Dieve, šventoji dvasia yra kas? Jinai yra guodėja, ne? Užtarėja. Tiesos dvasia. Jinai yra ta, kuri įveda į tiesą. Jinai ta, kuri apreiškia Tėvą ir Sūnų. Ir sako, kur Dievo dvasia, ten laisvė. Apaštalų darbų 1:8 sako, kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite liudytojais. Ir tas toksai, ir daug yra tų rašto vietų, aš jau nevardinsiu, jūs jau visi galit pasigūlinti ir visas jums išmes. Sako, jinai yra va ta guodėja, man tas pagrindinis toks guodėja, padėjėja, jinai yra už tave. Jinai yra dabar su tavim ir jinai yra už tave. Ir man šitoj vietoj, žinai, kas iškilo, mes kaip tėvai. Bet čia, kas turit vaikų, tai va jūs, kurie esate tėvai, jūs šitoj vietoj esat va tokie, nesako šventoji dvasia, jinai visada su tavim. Ir pažiūrėkit su savo vaikais, kaip mes, ne? Net jeigu jų nėra. Mano dabar, pavyzdžiui, išskridė į Lietuvą, slidinėt. Mane ten sniego, staiga prisnigo, reikia sniego. Ir suprantat, jie išskrido ir aš galvoju, kažin kaip eitanukui ten
pasiseks su tom slidėm ar ne, kažin nenukris, jau ten rašau, žinai, jau, ar jisai ten slidinėjo, žinai, nu palauk, ten netrukdyk, mes dar ten slidinėjom, žinai, bet aš apie jį galvoju. Pavyzdžiui, ten mergaitės, mano vyresnės, žinai, jau viena ten negyvena su mum, bet aš atsikeliu ryte ir galvoju, kažin pavalgė, kažin pasidaro valgyti, žinai. Nes, nu, žinau, kad jinai tokia, žinai, nepasidaro kartais. Tai tu galvoji apie tuos vaikus. Ir tie vaikai, kiek, sako, nu, vat, nežinau, kas vyresnius turit vaikus, sako, kad ir kiek tam vaikui bebūtų metų, tu vis tiek apie jį galvosi, jis vis tiek bus tau vaikas, ane? Jis vis tiek yra. Ir žinai, ir va šitoj va vietoj, pastebėkim save, kurioj vietoj mes esam kaip tėvai. Ar tu esi tas, kaip šventoji dvasia, sako, jinai yra guodėja, patarėja, tokia, žinai, ten, kur jinai, ten laisvė. Aš galvoju, Dieve, ten, kur aš, tai kontrolė. Ten, kur aš, tai aš noriu viską sudiktuoti. Ten, kur aš, tai aš noriu viską, žinai, kad pagal mane darytų. Ir Dievas sako, ne. Ten, kur tu namuose, tavo vaikai namuose, jie turi gyventi laisvėje. Jie turi gyventi laisvėje. Jie taip pažins Kristų. Suprantat, mūsų kontrolė, mūsų kontroliavimas tų vaikų, kažkoks muštravimas, ten dar nekalbu visi kiti dalykai. Vienas pagrindinis tavo ir mano kaip mamos, kaip tėčio užduotis yra, kad tavo vaikai, mano vaikai pažintų Kristų. Ane? Aš nežinau, jeigu yra dar, pavyzdžiui, koks pagrindinis tikslas, visi kiti tikslai irgi yra labai geri. Išmokinti juos, kad jie būtų tvarkingi. Pavyzdžiui, kad jie būtų išsimokslinę, kad jie būtų ten dar kažkas. Tai yra labai gerai. Šitie tikslai yra labai gerai. Bet pirminis tikslas yra, kad jie pažintų tave. Supranti? Ir namuose, kai tu esi, va tas sako, kur aš esu, ten yra laisvė. Ir jeigu vaikai namuose pastoviai muštruojami, pastoviai tempime, pastoviai taip, kaip tu nori gyvena, ten nėra laisvės, ten yra kontrolė. Ir va tas, aš turiu ir didelius vaikus, ir mažą. Aš galvoju, Dieve, kartais nesuprantu, kurios smegenų dalis man veikia, bet kai užauga vaikai, jūs pastebėjot, kad kai užauga vaikai, paleidimas vyksta ne tada, kai jie užauga, bet paleidimas vyksta palaipsniui, kai jie auga, ir kai jau jam, pavyzdžiui, 5 metai, nu aš dabar nepasakysiu čia, aš ne koks vaikų psichologas, bet paleisdinėjom vaikus pagal metus, nu ir sakykime, kokį 5 metai ir tu visą laiką jį rengi. Ir staiga tu suvoki, neberenk daugiau, leisk pačiam. Nu ir matai, žinai, ten ant kairės dešinį, žinai, dedasi. Ten ant maikės, kaip mano Eitana, žinai, nu, kai aš taip jau leidau, žinai, užsideda 3 maikės trumpom rankovėm. Aš sakau, kodėl tu 3, sako, taigi šilčiau man. Aš sakau, tai tu užsidėk ilgom vieną, neradau, žinai, neranda, žinai, stalčių. Ilgom tai mal 3 užsideda trumpom, nu ir eina taip, žinai. Ir tada tu galvoji, žinai, po to, žinai, nu ten mergaitės vienaip, žinai, berniukas kitaip, žinai, ten atsimenu, bėga, lipa aukštai, žinai. Ir aš, Dieve, galvoju, Viešpatie, kaip baisu, ką daryti, žinai. Ir jau, žinai, širdį žinau, kad reikia paleisti, žinai, paleist, kad liptų, tegu lipa, bernas, supranti, turi. Ir toks, o ką daryti, ir toks vidui, nusisuk, nežiūrėk, žinai. Ir aš jau nežiūriu, žinai, tai jis jau dabar žino, mama, aš jau lipsiu, nežiūrėk. Žinai, gerai, galvoju, ramybė, žinai. Tokie dalykai, žinai, paprasti, žinai, ar ten jau jauti, žinai. Ir supranti, ir paskui, kai ateina 18, jeigu tu jau va tų dalykų, žinai, nepraktikuoji, tai vaikas, žinai, jis jau nori, žinai, išeiti, o tau vidui, laikyti, kur, ką daryti. Ir tada čia žaizdos, suprantate, čia prasideda tie dalykai. Nedarykim taip, nedarykim. Prašykim šventosios dvasios, va tos išminties, to buvimo, to jos laisvės, tos patiems savo. Kam tau susirišti su tais vaikais, jiegi laikini, paskolinti tau Dievo. Ateis tas laikas ir jie išeis, viskas. Nesusives gyvenimo su jais, neprisirišk.
Būk tas laisvas žmogus, gyvenk toj laisvėje ir leisk kitiem aplinkui gyventi. Ir jeigu čia va stringat, ir jeigu vargsta dėl vaikų, pavyzdžiui, mato ten vaikai kažkur išėję, kažkur galbūt ne su Dievu ar dar kažkur, tikrai ateikit pas Dievą, atneškit jam savo širdį, atneškit, sakyk, Dieve, padėk man, kad nebūtų šitoj vietoj. Joks trukdis man būti su tavim, šventoji dvasia. Tai va, tiek aš jums turėjau informacijos tokios. Ačiū, kad šiandien prisijungiai ir žiūrėjai pamokslą. Dėkojame visiems, kurie palaikote mus maldomis ir paremėte finansiškai. Jeigu norite prisidėti aukomis, tai galite padaryti lithuanianchurch.org/paremk.